Sveiki atvykę į Massey Ferguson vaizdo įrašų seriją How to. Šiame vaizdo įraše nagrinėsime, kaip priskirti ISOBus įgyvendinimo funkcijas mūsų daugiafunkcinės svirties valdikliams. Norėdami pradėti, pagrindinėme meniu atidarykite ISOBis meniu. Tada spustelėkite ISOBus nustatymų piktogramą esančią apačioje dešinėje. Įsitikinkite, kad įjungta ISOBus funkcija. Patikrinkite, ar priskirimo atsakomybė nustatyta į MF. Dabar spustelėkite piktogramą vaizduojančią daugiafunkcinę svirtį. Skirtuke Multipat svirtis galite matyti visus valdiklius, kuriems galima priskirti ISOBis funkciją. Pasirinkite valdiklį, pavyzdžiui, F1. Tada kairiajame išskleidžiamajame sąraše pasirinkite tinkamą padargą, jei turite kelis ISOBus prijungtus padargus. Toliau dešiniajame stulpelyje slinkite per funkcijas, kol rasite jūs dominančią funkciją. Spustelėkite OK, kad patvirtintumėte priskyrimą. Tuomet pamatysite pasirinktai vykdomajai įrangai priskirtą pasirinktą ISOBus funkciją. Baigdami patikrinkite, ar valdymo svirties priskyrimas nustatytas kaip įgyvendinti. Kai ši piktograma yra žalia, pradinės kelių valdiklių funkcijos, kurioms priskyrėte ISOBus funkciją, nebėra prieinamos. Šis selektorius leidžia iš naujo priskirti daugiafunkcinę svirtį pirminėms funkcijoms, prireikus perjungiant ją atgal į traktoriaus piktogramą. Spustelėkite gerai ir galėsite valdyti ISOBus padargo funkcijas naudodami daugiafunkcinę svirtį. Atėjo jūsų eilė išbandyti.